Sveiki mano žmogaliukai, atvažiavau į Kauną pasikrauti savo baldus ir kitiems žmonėms pakrausiu ir važiuosim į bazę, viską susimesim ir važiuosim į reisą. Reisas bus Olandija, Vokietija. Mano šitie taškai, įsikrausim, tada važiuosim link namų. Aišku, dar labai toli gražu. Teko biškį pavairuoti vilkiką. Esu dabar vilkike. Pasikrausim. Labai sunku su šita, pavyzdžiui, kamera. Būtų, pavyzdžiui, veidrodiniai, pavyzdžiui, tai būtų faina. Aš šitai labai sunku, iš tikrųjų, yra ką veikti. Kaip žinai, nemoku tiksliai pasižiūrėti normaliai atstumu, kaip tenais pasukas, lenkti ir panašiai. Labai iš tikrųjų sunku su šito kamera važiuoti, bet kol kas viskas ok sekėsi. Reiks palaukti kokį plius minus pusvalanduką, nu iki 2 plius minus, dabar pas mane 16:31. Tada pradėsim krautis, manau viskas bus paruošta. Šiaip iš tikrųjų faina, graži kabina vilkiko fūros, dar paskui parodysiu, kaip atrodo iš lauko pusės. Nu, kaip atrodo visas vilkikas. Ilga. Ir kabina. Krausimės baldus. Pažiūrėsim, galas atrodo biuros tuščias, nieko nėra. Nieko nėra. Ir kiekvieną kartą, kai čia važiuoji į Lenkiją, prie sienos, su savo, atsiprašym, nesąmonė. Patikra, kontrola. Atsibodu su tą kontrolą. Būdavo seniau jokių kontrolių, iškart tiesiai nuvažiuoji, nu ir tiesiai galvos. O dabar dar žiūrėk, duodu dar 100%, dar sustabdys mane, dar patikrins, va žiūrėk, visos fūros čia važiuoja, atpirdolė, beveik visos fūros į parkingą važiuoja. Jėzus Marija, kokia nesąmonė. Kaip daėdė. Laikas gaišinasi, nori kuo greičiau nuvažiuoti ir nori kuo daugiau nuvažiuoti. Tai ne, jeigu nori dar pastabdyti. Į greitą kilometrinę gaunas iš tikrųjų. Na žiūrim, ką toliau, nu kur toliau. Kas dar nestabdo. Matė servas, tai reikia pristabdyti. Čia prasisukt šitoj vietoj, kaip kitoj vietoj žiūrėsim, nes būna ir po dešinę su lasdelė. Sako, suk ten. O, lengvai pasikirto. Lengvai pasikirto. Dar čia ir žiūriu, kur policijos nemažai. Jėzus Marija. Katastrofa! Graži Varšuva, į naktį važiuoja. Graži. Nu, prie savo mašinytės dabar jau.
ant vilkiko prie savo mašinytės. Liko važiuoti 725 km taško. Aišku, kai rytoj pavažiuosim, kiek galėsiu. Ir paskui darysim parinį. Sekmadienį negali važiuoti, negalima. Apart Lenkijoje. Lenkijoje galima važiuoti sekmadienį, o kitur negalima Europos Sąjungoje. Tai pirmadienį pajudėsim į taško. Tai labą rytą, žmogaliukai. Nu ką, važiuojam po 2 valandų poilsio. Važiuosim toliau į Vokietiją. Nu ką, sveiki atvykę į Poznają. Supilsim kurą. Ir važiuosim toliau. Man iki taško liko 507 km, tai kaip ir netoli. Į sienos plius minus apie 100 km. Kažkas sakė vokiečių. Netoli Vokietijos sienos, gal 2-3 km plius minus. Nu ką, atvažiuoju dar įsiplauti mašinytės. Kol kas situacija va tokia. Laukiam biškį eilutės, įsiplausim ir važiuosim į Vokietiją. Būsim labai graži. Mašinytė išplauta, graži. Dabar bus smagu važiuoti ir dirbti. Žiauriai graži dabar plauta. Nu ką, važiuojam. Nu va, pakliuvau į stautą. Į kamščius. Ot, jie pirdolį, kai sakoma. Sutačiau parkingą, 103 km liko važiuoti. Tai mačiau ir degalinė yra. Žodžiu, visas komplektas. Žiūrėsim, kaip davažiuosim, gal nereiks pauzės darytis. Kad čia greit išvažiuosim iš tų kamščių. Beje, linkėjimų iš Vokietijos. Šiuo metu esu Vokietijoje. Neseniai važiavau. Taigi, mano žmogaliukai, darausi parinį 24 valandas. Nes sekmadienis negali važiuoti Europos Sąjungui, apart Lenkijos. O ką, rytoj pajudėsim. Man iki taško 155 km važiuoti. Aišku, netoli, bet ne bamais važiuosiu, o šitais kaimukais visokiais nacionalkim įsikrausim. Pirmą tašką ir važiuosim toliau, judėsim. Čia matau kol kas apleista vieta, nežinau kodėl. Šit kaip tualetai, dušai. Čia kažkoks restoranas, kažkas tokio, baras. Kad tik keista, kad neveikia. Norėjau kažkur pasivaikščiot, bet kažkur kokį miestą, miestelį, kaip nieko gero, iš bambo neišeisiu. Šitą parkingo, viskas užverta. Nieko, gal pasisės kitą kartą kažkur pasivaikščios. Kažką gal gero paplankyti, pasižiūrėti, kas gero. Kokių gražių vietų. Kol kas nieko gero. Nu, sveiki, mano chibrytė. Biškį šaltoka. Vieskui sakoma 9 šilumos. Atvažiavau iki taško. Biškį palauksiu, lyg mačiau iki pusė 8 dirba berods. Jei neklystu, reiks tą pasitikrint. O gal 8 parims, nežinau. Tu gali kuo anksčiau daug geriau. Ir tada važiuosim į kitą tašką. Kitas taškas 160 km. Yra ką veikti. Ką, važiuojam į trečią tašką. Liko 40 km. Realiai iš tikrųjų mažai įsikroviau, visą laiką nacionalkim važinėjau. Būtų vien bamais, tai jo, būtų viskas greitai. Gal net 5 taškus būčiau įsikrovęs vokiečių. Bet yra kaip yra. Važiuojam toliau. Liko 39 km iki taško. Nu, sustovom parkingį, baigiau darbą. Aišku, biškai viršinau tam porą minučių, atsispaudinau čekį. Stovau mokamam parkingė,
Kažkur gal 12 eurų sumokėjau, plius minus. Bet įsimečiau už tai 4 taškus. Ir važiuosim 5 tašką Vokietijos įsikrauti ir paskui Olandiją. Manau, gal nemažai įsikrausiu rytoj, tikiuosi. Ir viskas. Ir važiuosim pasikrauti. Bet man atrodo, bus sunkiai miegotis, nes parkingas va toks yra. Traukiniai važinėja. Toks įdomus parkingas. Gal įsimiegosiu. Tai visą naktį tai važinės, tai jei miego būsiu. Katastrofa, kaip vokiečiais. Tai labą rytą, kaip rytė. Atvažiavau į tašką. Šios dienos pirmą. 1:08 dirba. Palauk 12 minučių. Duotų atsidaryti. Neužėlu. Šitoj vietai plius-minus randuosi. Parduotuvė valdo. Darysim, užsipilsim kuro. Čia 14 km. Ir važiuosim į Olandiją. Tai žiūrėjau, litkis berods 108 km ar 106 šestokį. Žiūrėsim, kiek šiandien įsikrausim. Tikiuosi tą kokius 3 taškus įsikraut. Ir viskas. Berods, kaip žiūrėjau navigacijai. Ir sutušės. Ir tik pakrovimai liks. Nu tai, dar kartais vaikučiai. Aš dabar esu Olandijoje. Įsimečiu ką tik 2 taškus. Olandijoje. 1 vokiečių šiandien. Važiuojam į 4 tašką Olandijos. Įsimesim. Ir važiuojam pasikraut. Ir dar turim spėti įsikraut dar 1 tašką. Ir tada link vokiečių judėt. Nu ką hibrytė, judam. Nebėgam, o dirbam. Išvažiuokite dešinėje. Nu, liko 2 km 300 metrų. Aišku, kitas taškas blogai biškis buvo nurodytas. Atradau šiaip ne taip pat. Tikiuosi šitas taškas labai gerai bus uždėtas. Tikiuosi, aišku. Aš kaip nesanau, žinai, klaikti po to Olandiją. Man, kad viskas sklandžiai, tos įsikrauni, važiuoji kitą, įsikrauni, važiuoji kitą, pasikrauni ir viskas. Taip reikia. Išvažiuokite į 18. O net jau neklaidžiot, žinai. Nu, žiūrėsim. Kaip čia bus, kaip čia seksis. Po 400 metrų žiedinėje sankryžoje rinkitės pirmąjį išvažiavimą. Pirmąjį išvažiavimą. Okei, dobra, rinksiuos pirmą išvažiavimą. Aha, liktais šitoj pusėje važiuojas, toliau. Ja. Rinkitės pirmąjį išvažiavimą. Dar mokėti reikia. Kartais biškai jau pamiršau tą Olandiją, kaip vairuoti reikia. Biškai pamiršau, biškai. Nedaug, bet biškai pamiršau. Po 200 metrų sukite dešinėn. Tik Europos Sąjungų ženklai ir panašiai ženklinimai tik kitokie ir aišku, kaip prisitaikyti. Daugiau biškai pasavažinėčiau Olandijoje, tai atsiminčiau. Sukite dešinėn. 500 metrų, ypač toliau į dešinę. 200 metrų sukite dešinėn, tada sukite kairėn. Dešinė, kur toliau, nežinau. Sukite dešinėn, tada sukite kairėn. Čia bišką varinį įsijungsim. Sukite kairėn.
pasižiūrėsim, kurioje vietoje maždaug įsikraut man per Google Map. Nes aš neįsivaizduoju, dar čia nebuvęs. Va, graži Olandija. Praleisim biškelį, kai sakoma, dviratininką. Mane gaila. Važiavom pasikrant pas kažkokį lietuvį. Kaip supratau, pakrovimas. Šitie tiltai nepatsijink. Šitie tiltai. Okay, lights. Raudonas, sustojam trumpam. Liko kilometras 200 metrų važiuot. Jo, pas kažkokį žmogų važiuoju. Dar gal ten išeis pasidaryti pusvalandą pauzę, kaip pasikrausiu. Ir važiuosim paskutinį tašką įsikraut Olandijos. Į pusę 6 dyra, bet turėčiau realiai kaip ir spėt. Nežinau. Žiūrėsim, judam toliau. Auto Olandija. Taip galvoju, kur aš atvažiavau ir kur aš atvažiavau. Supranti, važiuoji ir važiuoji. Nereikščiau man pasiskambit, man atrodo. Kur toliau čia važiuoti, nes aš nerandu. Arba gali būt, kad siaurą ir nepraleisiu. Vis tiek čia tokia atvažiuoja sunkvežimis. Oi, tiltukas. 800 metrų, 700 metrų. Važiuojam. Po 200 Čia gražu. metrų rinkitės antrąjį posūkį kairėn. Jachtos matos. Sukite kairėn. Norėčiau čia biškį pasivaikščioti. Bet laiko nėra. Nėra laiko, man tai jau biškį saurokai čia darosi važiuoti. Gal tiek saurokai, kad jo. Kur aš čia Sukite važiuoju? kairėn, tada sukite kairėn. Nebesuprantu aš. Mokyklos berods. Bažnyčia matosi. Prašom. You're welcome. Oi, Jėzus Marija. Po 200 metrų sukite kairėn, tada kur galima apsisukite. Galima apsisukite. Tuoj apsisuks. Tuoj aš tą apsisuksiu. Reikia skambinti žmogui, aš nežinau, kad toliau važiuoti. Bet tikrai čia nuvedė man adresas. Jėzus Marija. Kokie kaliukai. Kai simsim avarinį, sustosim. Ir bus aiškiau, nes aš nebesuprantu, kur važiuoti toliau. Arba važiuojam čia, nesuprat galvos. Gal tam apsisuksim. Sukite kairėn, tada kur galima apsisukite. Bandom, jat pirdolį. Čia tai šiburumėlis. Kur aš papuoliau, nebesuprantu. 200 metrų kur galima apsisukite. Ir taškas. Palauk, reikia pasiskambinti tam žmogui.
Na, aš atvažiavau čia iš kokio centro. Čia dar biškai judu, po biškai čia toks, žinai. Čia jau kaip... A tai jau matai? Čia apie lauką, nes vis tiek važiuoju su tokia mašina, tai nenauja kažkaip čia ir trintis. Jūs pasiekėte savo kelionės tikslą. Matau ir aš. Supratau. Aha. Ne, kažkaip reikia žiūrėti, apsisuks, jo, žiūrėsim, o aš čia prisiprakuosiu ir viskas. Laikinai. Nu va, atvažiavau į pakrovimo tašką. Tai žiūriu, labai žiauriai senas pastatas. Sakykim, vila. 1547 metais net šitai vilai. Pažiūrėk, kaip atrodo. Čia dabar iš lauko pusės, iš kiemo. Žiauriai sena. Parodysim, kaip atrodo iš lauko. Iš lauko, o iš to kaip iš vidaus pusės. O kaip atrodo iš vidaus kokios lubos. Dar kažkas yra, nežinau. Einu, pasižiūrėsim, kas gero čia. Vau, kaip įdomu, kaip gražu. Ta vieta yra pati seniausia mediena. Eina šiek tokių metų. Tais laikais čia keldavo baldus, visokias prekes per langą. Įdomiai. Na ką, važiuojam iš šito miesto. Pasigrauju šiaip ne taip. Jo, čia gal geriau išvažiuoti. Galimai. Yra ką veikti iš tikrųjų. Bet tokiam senamiestukai važinėja. Žiūrėkit, Nerdeckis navigacija. Čia rodo. Bet gražu, man patinka. Žiauriai gražus senamiestis. Žiauriai šiandien pavargau. Tašką kiekvieną įsikrauti, nes dirbu iki pusė 6. Kažkaip įsikrauti reikia 60 km iki taško. Eina žmonės, eikit greičiau, man laiko nėra. Nenuskyniau nei vieno. Važiuojam chebryte! Važiuojam! Po 200 metrų sukite kairėn. Sukite kairėn. Čia blėt įdomiai kažkas čia padaryta. Tik į dešinę gali. Dešinė, važiuojam čia. Sukam kairėn. Kažkaip žiauriai įdomiai. Tas išvažiavimai. Prasideda kelio remonto darbai. Gal tikiuosi ne toj pusė, kur man reikia. Ir aš tada būsiu happy. Maldžiuosi. Boom.
Ne, čia gal kitur. Kažkaip biškai kaip pasiskubint. Gal tikiuosi kamščių nebus. Man liko apie 9 km, nu tikiuosi. Tikiuosi, kad nebus. Tikiuosi, kad nebus. Čia tai už... Po 200 metrų sukite dešinėn. Su tais dviračiais tai biškai ir nelengva. Kad turi kad nuskint. Viskas darbai baigti. Sustojau parkinge. Nuo Olandijos iki Vokiečių kažkur pavažiavęs nedaug. Nes dabar esu Vokietijai tik plius minus kokie 30 km pavažiavau ir stojau. Man liko iki taško pasikrauti 100, gal berods 7 km, kažkas tokio. Bet ten, kur buvau toj viloj, tai žiauriai patiko. Tokių metų senumo vila norėčiau gyventi. Na, aš supratau, yra pats seniausias Olandijos miestas. Tai iš tikrųjų būtų faina pasivaikščioti po tokį miestą. Gaila, kad to laiko nėra. Nieko, kai nors gyvenime kažkur. Tikrai, vis tik gal šitam reise, kai važiuosiu, kai išpuls kažkoks parkingas pasivaikščioti po kokį miestą, gal važiuoju į kitą kokią šalį važiuosiu. Tai tikrai daug ką parodysiu ir panašiai. O kol kas einu ilsėtis iki rytojaus, kaip ryte. Nu ką, labas rytas, kaip ryte. Biškai pakimės, bet nieko baisaus. Važiavau iki taško. Aišku, dar 20 minučių iki laukti, kada atsidarys. Manas manau dirba. O štai įmonė. Tokia mažygė. Nu ką, laukim, pasikrausim. Judėsim į kitą tašką. Kai nieks dar neatvažiuoja, dar uždaryta šitą įmonę. Laukiu beveik 20 minučių. O jei nuo 7 dirbu. Ir dar parašyta net ant tų durų, kad nuo 7 iki 4 dirba. Jėzus Marija, kaip vėluoja. Tai kam tada vėluot? Vieno žmogaus nėra. Yra kažkokia mašina, bet tenais jau seniai stovi. Bet uždaryta tamsu. Nieko nėra. Buvau patikrint. Tai kai nesąmonė. Čia tai geras. Nu, atsiprašau, vokiečiai, bet tingi nesat. Nu, pažiūrėsim, kai atvažiuos, gal kažkokia nelaimė atsitiko, gal kamštis koks ar panašiai, tada jo, gal pasakys, kad va, vėluoju, tada okei, suprant. Bet jeigu šiaip taip vėluoji, nu tada jo, tai tada tinginiai vokiečiai. Ai, blėt, nusupisau, blėt. Šiandien, atsiprašau, tokios išmažodį. Tai taip išeina, kad jie nedirbo. Tam, kur buvau pirmam taške, kur laukiu 2 valandas, jie, tipo, kaip supratau, trečianį jie nevadirba. Kažkodėl, aš nesuprantu, kodėl. Bet gerai, kad žmogus atvažiavo kažkoks vienas. Paprašiau, paklausiau, tai sako, atvažiuos kažkoks žmogus ir tau įkraus. Taip, jis pasikrau, paskui nuvažiavau į kitą tašką, pasikroviau Hanoverį. Ir važiavau 3 tašką. Ir ten 3 tašką irgi pasikrojau. Va dabar, ką tik dabar taške. Ir viskas, jau pilnas esu važiuosiu dabar namo. Man iki Lietuvos liko 946 km. Dar plus turiu 3 valandas vairavimo šiandien. Tai pavairuosiu ir viskas, ir stosiu. Turėčiau rytoj, visas gerai eisis, turėčiau rytoj būti jau Lietuvoj. Tai dar 3 valandas pavairuosiu. 946 km, tai ja, bus rytoj Lietuvoj. Sveiki, Lenkija. Čia irgi tikrina, nu, būna kartais, jisai sustabdo. Važiuojam, pažiūrėsim. Šiaip tai realiai labai daug kūrų čia važiuoju į Lenkus, tai tikiuosi bus vietos parkinge.
man liko vairavimo valandą 40. Dar varysim kurą užsipilti. Ir sustosim kažkur parkingę. Ieškosiu. Greitis 60. Mes važiuojam 20, ne 60. Poznaje. Nu, žiūrim, bus kažkas, nebus. Tai matysime neužilgo. Po kairė matau policija stovi. Policai. Dešiniai pusėje jau eina pasikirti. Patruliuką matau. Transportiniai. Kažkaip čia ramu šiandien. Šiandien ramu. Viskas, pravažiavau postą, važiuojam. Kurą, man iki degalinės liko 5 kilometrai. Labas rytis, mano chibrytė. Ką, važiuojam į Lietuvą. Du alaus iki malonaus. 4 alaus kūnas atsigaus. Už bėdą nupirk man alaus. Man iki Lietuvos liko 226 kilometrai. Vardamu iki bazės. Pasidarau pauzę ir važiuoju toliau. Nu ką, aš jau Lietuvoje esu, atvažiavau ką tik neseniai į bazę. Nu ką, rytoj tik į Vilnių važiuosiu, įsikrausiu viską, pasikrausiu dar savo krovinuką ir pirmadienį išvažiuosiu į Kelną, vėl į Vokietiją. Atsisveikinti. Kam nesunku, laiką uždėkit, dalinkitės, šerinkit video, parašykit komentarą, kam nesunku. Pasiskraibinkit mane. Kol kas iki.